Ir kadangi sutik viską, belė ką galim pakomentuoti, aš norėčiau, kad kada nors pakomentuoti humoro klubo pasirodymą Šiauliuose. Na kągi, sveiki susirinkę į Šiaulius, klubą Havana, pragariška atmosfera čia. Na, žiūrovų laukia humoro spektaklis, nes atvyksta klubas iš sostinės, humoro klubas. Na, nepajėgiausiai kvies atvyksta humoro klubas, šiandien pamatysite Anastazijos Zemliauskaitės, kuri neseniai tapo tėvu. Bet geria žinia yra ta, kad humoro klubo greta sugrįžta Justinas Sinkevičius. Nebijotis, man klydė. Paklaustas, kodėl pusę metų jis neatstovavo humoro klubui ir ar tam turi įtakos atsinaujinusių traumų, bet tada Klaipėdoje pasirodymo metu ne. Atsakė Justinas. Tiesiog manim domisi rimtesni ir turtingesni klubai. Chorkarai trečias būtų. Na, arogantiškas atsakymas, o paklausta apie šį pasirodymą bus nelengva, bus sunku, sakė man skatinti. Visada yra sunku pasirodyti išvykoje. Prie nepažįstamų žiūrovų, bet tikrai stengsimės ir bandysime prajuokinti publiką optimistiškai. Optimistiškas Katleris, na, šiam pasirodymui tiek. Pasirodymą baigė aš, neryškesnį, Lietuvos ryto žurnalistas. Pasirodymą baigė Mantas Katleris, aplodismentai jam. Kad jūs daugiau niekad Lietuvoje per Lietuvos televizijos futbolą nebežiūrėsit taip pat. Nes aš kaip pamačiau pirmą kartą, po to tiesiog negaliu žiūrėti, klausyti Kėsmino. Man patiko, kai jisai kažkada iš šios pačios serijos komandos pastebėjo, kad jisai sako, kas gali būti, sako ir staiga paneigia, ką jis tik pasakė. Ir tai žiūrėjau krepšinį, kažkas lošėsi kažkuo. Ir krepšininkas metė, ir stumės nukrito ant nugaros ir Kėsminas pasakė. Atrodo, čia nugaros trauma rimta, po tokios traumos turėtų atsisėsti ant suolelio, taip toliau. Ne! Nes tai buvo Valdas Dapkus. Ir man tas sakė, prisiminė vieną studentišką istoriją iš studijų laikų. Aš irgi atsiminiau vieną tokią labai įstrigusią, kuri labai charakterizuoja mano kambarioką iš Kauno. Jisai kartą ateina penktadienį vakare, grįžta į kambarį, atsidaro duris, taigi, klausykime, kas gali pasiskolinti prezervatyvų? Mums sakau, ne, dabar yra gal 5:30, taigi dar parduotuvės dirba, degalinės dirba. Ne, nu aš dabar varau iš karto pas mergą namo į Kauną, ten, tipo, labai reikia prezervatyvų. Nu gerai, kambariokas kitas įsitraukė, padavė. Sekmadienio vakaras, grįžta šitas mūsų kambariokas Audrius, spiria duris, bėga. Traukia tos pačius prezervatyvus, met ant stalo, blėt, neprireikė. Aš nežinau, tiksliau aš žinau, nes aš ten buvau. Per tą laiką, kol jūs manęs čia nematėte, aš susipažinau su tikru čigonu, aš buvau truputį išėjęs, kažkoks vaikščiojo čigonas. Ir aš atsiminiau savo ankstesnę pažintį su vienu čigonu ir aš tiesiog susipažįstu labas, aš Paulius, labas, aš Martynas, aš nežinau ilgą laiką, kad jis yra čigonas. Bet mes kartą gėrėm su draugais, nu ir kažkiek taip išėjo, kad vienas draugas labai daug išgėrė, nu ir šoko ant baltų arklių. Ką padarė čigonas? Numetė nuo baltų arklių, paėmė baltus arklius, nuvežė iš karto pardavė, prisipirko heros ir pardavė atgal. Turėjom laimingą vakarėlio pabaigą. Beje, žinot, kad čigonai nenori, kad juos mes vadintume čigonais. Jie sako, kad jie yra romai. Bet jūs man paaiškinkite, kodėl ta organizacija, kuri vienija visus Lietuvos romus, vadinasi Čigonų laužas. Ir jums kažkaip neatrodo, kad kažkas prasilenkia su jų pačių iškeltom taisyklėm. Čia kaip juodaodžiai turėtų organizacija negrai kaimynystėj, arba azijiečiai, kinai, japonai ir panašiai turėtų kokią nors tai organizaciją čiurkos tarp mūsų. Nežinau, man tai nemeikina jokio senso, kalbant angliškai.
Dabar turėsim trumpą 10-15 minučių pertraukėlę, per kurią galėsit parūkyti, pasikalbėti su mantu arba dar ką nors nuveikti ir susitiksim čia pat po 10-15 minučių pasimatysim. Davai.